Sveiki, pradėsime dar vieną trumpą ir lengvą gramatikos pamoką. Šie kursai yra nemokami ir kaip visada prašau išklausyti trumpą reklamą. Jeigu pastebite, kad mūsų laikai įdomėja ir pasaulis keistėja, tuomet siūlau paskaityti nemokamą elektroninę knygą apie dabartinius ir būsimus laikus Nauja era artėja, kuri padės jums išvengti būsimų sunkumų pasaulyje. Ją rasti galite adresu naujaera.com. Taip pat svetainėje yra nuoroda į krikščionišką YouTube kanalą, kur rasite įdomių klipų apie tikėjimą, pinigus, sveikatą, manifestacijas, priklausomybės ir daug daugiau. Prašau, taip pat palaikinkit šį video ir prenumeruokit mano kanalą. Dėkui už dėmesį. Na dabar pradėsiu anglų kalbos pamoką, gramatikos. Ir šioje trumpoje pamokoje apžvelgsime šias temas. Kaip pasakyti, kad kažkas kažkam priklauso, savybiniai būdvardžiai, kaip sudaroma daiktavardžių daugiskaita, įskaitant nereguliarias formas, kuo skiriasi skaičiuojami ir neskaičiuojami daiktavardžiai anglų kalbos. Taigi, pirmoji tema, pirmoji dalis – savybiniai būdvardžiai. Savybiniai būdvardžiai angliškai nurodo, kad kažkas kažkam priklauso, jie stovi prieš daiktavardį. Pavyzdžiai – mano, my, tavo, jo, kai kalbam apie vyrą, his, jos, kai kalbam apie moterį, her, mūsų, our, you, the, jo, jos, arba daikto ar gyvūno, kai kalbam, tai its. O dabar pavyzdžius pateiksiu, kad lengviau būtų. This is my book, tai yra mano knyga. Is this your phone? Ar tai tavo telefonas? That is his car. Tai yra jo automobilis. This is our house. Tai yra mūsų namas. Pastaba. It's vartojamas su daiktais ar gyvūnais, kai nenorime jų įvardinti kaip he ar she. Kai nenorim pasakyti, ar tai jį ar jis, arba nežinom, pavyzdžiui, koks šuo nežinom, ar tai jį ar jis, tai sakoma, the dog is eating its food. Nes negalim pasakyti, ar tai jis ar ji. Daugiskaitos daiktavardžiai dabar. Reguliarios taisyklės. Dažniausiai, kai norime pasakyti daugiskaitą iš kokio žodžio, tai dažniausiai pridedam raidę S. Pavyzdžiui, jeigu yra viena katė, cat, tai jeigu norime pasakyti, kad daug kačių, tai sakom cats. Arba jeigu yra knyga, book, jeigu norim pasakyti daug knygų, tai books. Arba jeigu yra šuo, dog, norime daug šunų pasakyti, tai sakome dogs. Tik tiesiog S raidę pridedam ir daiktavardis tampa daugiskaita. Tačiau yra kaip visada išimčių, nėra taisyklės be išimčių. Ir jeigu žodis baigėsi S raidė, arba SH, arba CH, arba X, arba O, jeigu baigėsi šiomis raidėmis, tada jau reikia pridėti ne S raidę, o ES. Pavyzdžiui, box, boxes daugiskaita. Box yra dėžė reiškia. Tomato. Britai taria tomato, amerikiečiai tomato. Tomato angliškai daugiskaita būtų tomatoes. Arba bus, daugiskaita būtų buses. Tai kaip matot, yra visada išimčių. Keisti, jeigu žodis baigėsi, daiktavardis baigėsi į ilgąją, tuomet daugiskaita dar pailgėja ir baigėsi su IS. Pavyzdžiui, baby, babies, kūdikis, kūdikiai, city, cities, miestas, miestai. O jeigu prieš I yra balsė, tik pridedame S. Pavyzdžiui, boy, boys, toy, toys. Taigi, jeigu prieš I yra balsė, jo čia biškai, žinokit, su tom taisyklėm, tai labai sunku viską pagal taisyklės taip išmokti. Tiesiog, kaip ir praeitoj pamokoj sakiau, reikia praktikos. Aš, pavyzdžiui, nežinau, ar mokau su taisykliu, aš tiesiog iš praktikos viską išmokau. Nes su taisyklėm būtų, kol pagalvoji, kol nusprendė, užtrunka laiko. Tiesiog reikia praktikos šiai, daug skaityti, daug klausyti ir automatiškai žinosit, kada kokią raidę pridėti gale. Dabar dar yra nereguliarūs daiktavardžiai, kurių daugiskaita netitinka šių taisyklių. Pavyzdžiui, vienaskaita man, o daug vyrų men, arba woman moteris, daug moterų woman, arba child vaikas, daug vaikų children vaikai, tooth dantis, teeth, foot
pėda, feet, pėdos, mouse, pelė, mice, pelės, person, žmogus, people, žmonės, goose, žąsis, geese, žąsis, sheep, avis, sheep, avis ir tas vienodai čia įdomiai. Ir tas pats su žuvim, fish, žuvis ir fish irgi daugiskaita žuvis ir vienaskaita ir daugiskaita tokį pat žodį turi. Labai daug įdomių dalykų anglų kalboje yra. Ir dabar kalbėsim apie skaičiuojamus ir neskaičiuojamus daiktavardžius. Jie turi vienaskaitą ir daugiskaitą. Galima sakyti one, too many, pavyzdžiui, apple. Pavyzdžiui, jeigu žodis yra apple, tai žinome, kad daugiskaita yra apples. Tai jeigu norime pasakyti, kad du obuoliai, tada I have 2 apples. Arba she has a car, ji turi mašiną. We saw many people, mes matėme daug žmonių. Tačiau jeigu yra neskaičiuojamas daiktavardis, pavyzdžiui, water, tai tuomet sakome plenty of water, daug vandens, tuomet nesakome two water, du vandenis. Su neskaičiuojamis daiktavardžiais kitos taisyklės. Neturi daugiskaitos, neskaičiuojami daiktavardžiai. Atsiprašau, biškai sudėtingai pakalbėjau. Dabar kalbėsiu apie neskaičiuojamus daiktavardžius. Neturi daugiskaitos formos. Naudojame su žodžiais some, much arba a lot of. Pavyzdžiai neskaičiuojamų daiktavardžių. Milk, water, su jais, kaip jau sakiau, negalim sakyti, pavyzdžiui, two milk, negalim sakyti du pienai. Tiesiog vartojame, pavyzdžiui, some milk, šiek tiek pieno, much milk, daug pieno, a lot of milk, irgi daug pieno. Taigi su jais jie yra neskaičiuojami. Taigi šių daiktavardžių sąrašą pateiksiu trumpą. Neskaičiuojami daiktavardžių sąrašas. Milk, water, bread. Pavyzdžiui, jeigu norėtumėm duonos paprašyti, galima sakyti can I have a slice of bread, rekelę duonos. Nereikia sakyti one bread, kad vieną duoną. Tai su neskaičiuojamis daiktavardžiais nevartojam tų skaičių. Arba sugar, money, neskaičiuojamas daiktavardis, information, advice, furniture, equipment, news, homework. O dar reikia išversti, atsiprašau, pamiršau. Gerai, iš naujo pradėsim. Milk, pienas, water, vanduo, bread, duona, sugar, cukrus, money, pinigai, information, informacija, advice, patarimai, furniture, baldai, equipment, įranga, news, naujienos, homework, namų darbai, rice, ryžiai, tea, coffee, arbata arba kava. Tea, arbata, o coffee reiškia kava. Ir kaip jau sakiau, galima vartoti tos visus much, some, a lot of. Pavyzdžiui, there is much information online. Yra daug informacijos internete. Arba she gave me a lot of advice. Ji davė man daug patarimų. O norėdami suskaidyti dar neskaičiuojamus daiktavardžius, galima naudoti ir tokius dar vienetus. Pavyzdžiui, a cup of tea. Puodelis arbatos. Galima pasiūlyti kam nors, pavyzdžiui, would you like a cup of tea? Ar norėtum puodelio arbatos? Nereikia sakyti would you like one tea, kad ant vieną arbatos puodelio. Tiesiog reikia sakyti would you like a cup of tea. Arba a piece of furniture, apie baldą, kai kalbam, kad vienas vienetas baldo kokio nėra skaidomi jie taip. Dabar apibendrinam ir pabaiga, trumpa santrauka. Taigi savybiniai būdvardžiai my, mano, jo, tavo, his, jo, kai kalbam apie vyrą, her, jos, kai kalbam apie moterį, its, kai kalbam, pavyzdžiui, apie kokį šunį, kai nežinom lyties, our, mūsų, the, jų, daugiskaita, cat, dažniausiai reikia pridėti s raidę, tai norint paversti žodį daugiskaita. Pavyzdžiui, cat, cats, arba dog, dogs, bet dažnai būna ir išimčių, pavyzdžiui, child, vaikas, children, vaikai, arba mouse, pelė, mice, pelės. Skaičiuojami daiktavardžiai, apple, car ir panašiai. Neskaičiuojami milk, bread, money, news. Taip, kaip jau minėjau, dar užtikrint žinias, kad, pavyzdžiui, negalima sakyti one milk, reikia sakyti some milk, šiek tiek pieno, arba bread. Negalima sakyti
can I have one bread, reikia sakyti can I have a slice of bread. Arba, pavyzdžiui, su pinigais can I have some money. Ar galėčiau, ne, aš ne vargšas, bet pasakiau, man žodžiu, su jokingai ištariau. Ačiū, kad klausėte, dėkui, iki.